Įspūdingas rezultatas, kurį pasiekėme naudodami šį metodą. Tai ekonomiškiausias metodas, kokį tik rasi savo gyvenime. Paprastas, be jokių sudėtingumo. Ir jei nori sužinoti, kaip turėti begalę vaismedžių, lik iki galo, nes šiandien žingsnis po žingsnio parodysiu tau low-cost metodą, kuris tinka citrinmedžiams, vaismedžiams ir praktiškai bet kokiam augalui, kurį nori dauginti. Dabar iškart pereikime prie reikalingų medžiagų, nes pamatysi, kad čia nėra jokios paslapties. Naudosime 2 maišelius. Vieną permatomą maišelį, kuris bus pagrindinis, ir kitą šiek tiek didesnį maišelį, kuris gali būti permatomas, baltas ar kitos spalvos. Bet idealiausia, kad jis būtų pusiau permatomas, kad praleistų šviesą. Taip pat mums reikės smėlio. Smėlis gali būti upės smėlis, statybinis smėlis arba filtruotas smėlis, o pastarasis yra pats tinkamiausias. Tiks bet koks smėlis, svarbiausia, kad jis būtų gerai išplautas, kad pašalintume organinės liekanas, druskas ar priemaišas, kurios gali sukelti grybelį. Kiekio atžvilgiu mums reikės maždaug 4 puodelių smėlio, daugiau ar mažiau. Šis kiekis gali labai skirtis priklausomai nuo to, kokio dydžio norime pasidaryti savo pigią dauginimo dėžutę ir kiek auginukų ketiname sudėti. Svarbiausia, kad turėtume pakankamai smėlio, jog šaknys galėtų augti be jokių problemų. Taip pat mums prireiks nedidelio vatos gabalėlio. Vatą įdėsime į drenažo skylutę, kad smėlis neišbėgtų, bet vanduo galėtų laisvai nutekėti. Taip pat mums reikės vandens. Paprasto vandens, tekančio vandens, geriausia be chloro, tiesiog tam, kad sudrėkintume visą sistemą. Dabar naudosime vandenilio peroksidą tą patį, kurį visi turime namų vaistinėlėje. Ją naudosime vandenį dezinfikuoti ir apsisaugoti nuo bakterijų bei grybelių. Tai nėra privaloma, bet labai rekomenduojama. Naudosime maltą cinamoną, kuris, kaip visada, šiame kanale niekada nepritrūksta. Cinamonas yra natūralus fungicidas, plačiai naudojamas ekologiškose ūkiuose. Jis būtinas, jei nenorime turėti problemų su grybais. Prireiks gerai aštraus peilio arba kanceliarinio peiliuko. Svarbu, kad pjautų gerai, kad pjūvis būtų švarus. Taip pat prireiks virvelės, siūlo, plastikinių užspaudų ar bet kokio kito tvirtinimo. Tai mums pravers užsandarinant maišelį viršuje ir žinoma reikės alavijo latelio. Ir galiausiai šiuo atveju naudosime 3 citrinmedžio ūglius. Ūgliai turėtų būti maždaug 10–15 cm ilgio. Kad būtų sveiki, švaros be ligų, grybelių ar kitų keistų dalykų. Dabar, kai jau turime visas medžiagas paruoštas, pirmiausia pasiruošime ūglius. Einame prie citrinmedžio ir nupjauname kelias šakeles, kurių ilgis būtų nuo 10 iki 15 cm. Svarbu, kad ūglis būtų sveikas, be grybelių, dėmių ar kitų keistų požymių. Jei yra lapų, juos pašaliname. Jei yra spyglių, juos taip pat pašaliname. Ūglis neturi būti nei per daug žalias, nei per daug sumedėjęs. Jei jis per daug žalias, lengvai išdžiūsta, o jei per daug sumedėjęs, daug sunkiau išleidžia šaknis. Iš patirties galiu pasakyti, kad geriausiai veikia tarpinis variantas. Kai jau turime nupjautus ir nuvalytus ūglius, kitas žingsnis – sudrėkinti pjūvį alaviju. Alavijas puikiai tinka tokiai užduočiai. Jis drėkina pjūvio žaizdą ir taip pat suteikia natūralių fitohormonų, kurie puikiai skatina šaknų formavimąsi. Tiesiog paimame alavijo minkštimą ir gerai įtriname jo ūglio pagrindą, būtent tą vietą, kur padarėme pjūvį. Tai padarome su visais 3 ūgliais. Kai jau užtepėme alaviją, pereiname prie maltos cinamono. Cinamono milteliai yra natūralus fungicidas, dažnai naudojamas ekologiniuose ūkiuose. Tai labai svarbu, jei nenorime turėti problemų su grybeliais. Gerai apvoliojame ūglio pjūvį cinamone ir taip ūgliai jau bus paruošti. Dabar imame permatomą maišelį, kuris bus pagrindinis. Šį žingsnį reikia atlikti ramiai, nes čia paruošiame visą sistemą. Pirmiausia, į maišelį įbelsime smėlio. Įbersime maždaug 2 stikles smėlio. Nereikia matuoti tiksliai iki milimetro. Tiesiog įberėme smėlį ir šiek tiek jį išlyginame, švelniai papurtydami maišelį. Svarbu aiškiai matyti, kokį lygį smėlis palieka maišelio viduje. Kai jau aiškiai matome tą lygį, šiek tiek aukščiau jo padarysime skylutę. Paimame peiliuką, žirkles ar ką turime po ranka ir padarome mažą skylutę. Ji neturi būti didelė. Ši skylutė tarnaus kaip drenažas. Laistant, per ją išbėgs vandens perteklius ir taip išvengsime užmirkimą. Dabar iš vidinės maišelio pusės įdedame mažą vatos gabalėlį.
Vata yra labai svarbi, nes leidžia vandeniui ištekėti, bet neleidžia išbyrėti smėliui, kai toliau pildysime. Vatos gabalėlį įdedame tvarkingai, bet per stipriai nesuspaudžiame. Kai jau įdėta, toliau pilame likusį smėlį. Smėlį dedame po truputį, kol užpildome visą tūrį. Nespaudžiame, leidžiame smėlį kristi natūraliai. Galiausiai turi likti kompaktiškas ir tvirtas rutulys. Prieš užrišdami maišelį pasiruošiame vandenį. Imame litrą arba 1,5 litro vandens ir įpilame vieną arbatinį šaukštelį vandenilio peroksido tokio, kokį turime vaistinėlėje. Gerai išmaišome. Dabar šiuo vandeniu palaistome maišelio vidų. Tai padeda dezinfekuoti, pašalinti patogenus ir išvengti problemų ateityje. Laistome tol, kol pamatome, kad vanduo pradeda tekėti per skylutę. Kai jau nubėga vandens perteklis, dabar jau metas užrišti maišelį. Gerai užrišame viršutinę dalį, kad viskas liktų kompaktiška. Galime šiek tiek paspausti pagrindą, kad būtų geras stabilumas. Dabar ruošiame natūralią grybelinę prevencinę priemonę. Imame litrą vandens ir įberiame žiupsnelį maltos cinamono. Gerai išmaišame ir tada perkošiame per ploną audinį arba kavos filtrą, kad neužsikimštų purkštuvas. Kai jau perkošta, supilame į purkštuvą. Dabar dedame ūglius, padarome nedidelę skylutę maišelyje ir įkišame ūglius maždaug 3 ar 4 cm. Jie gali būti statmenė arba šiek tiek įstrižai, kaip jums patogiau. Kai viską sudedame, apipurškime visą maišelį ir visus ūglius fungicidiniu prevenciniu purškalu. Tada viską įdedame į antrą maišelį, kad sukurtume šiltnamio efektą, tai labai svarbu norint išlaikyti drėgmę. Propagatorių padedame vietoje, kur yra netiesioginė šviesa arba pusiau pavėsis, niekada tiesioginiuose saulės spinduliuose ir labai svarbu vietoje be vėjo, kad maišelis nesimuštų į ūglius. Nuo šiol belieka laukti. Maždaug kas 3 dienas atidarome maišelį ir vėl apipurškime fungicidiniu prevenciniu purškalu. Vėl uždarome ir neliečiame ūglių. Daugelis patyrusių žmonių šioje srityje rekomenduoja tokio tipo dauginimą atlikti per delčią. Per delčio sultis leidžiasi žemyn, o tai skatina šaknų formavimąsi. Tai nėra privaloma, bet padeda. Nuo 4 savaitės jau pradedame matyti šaknis, o nuo 6 ar 8 savaitės ūgliai turėtų būti gerai įsišaknyje. Ir štai ateina geriausias momentas pamatyti, kad viskas tikrai pavyko. Galimybė tokiu būdu padauginti citrinmedį yra tikras stebuklas. O tai yra pigus, paprastas, ekonomiškas ir labai veiksmingas metodas. Jei šis vaizdo įrašas tau padėjo sužinoti, kaip paprastai dauginti citrinmedžius ir kitus vaismedžius, parašyk apie tai komentaruose ir pasidalink su žmogumi, kuris myli augalus. Čia ir toliau dalinamės lengvais ir veiksmingais vaismedžių dauginimo būdais. Tad prenumeruok kanalą ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.